Ketvirtadienį Seime prisiekė 19 Lietuvos Respublikos vyriausybės ministrai ir ministras pirmininkas. Kartu su ministru pirmininku Gintautu Palucku 19 vyriausybėje dirbs šie ministrai. Kultūros ministras Šarūnas Birutis, Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, Teisingumo ministras Rimantas Mockus, Aplinkos apsaugos ministras Povilas Poderskis, Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas, Finansų ministras Rimantas Šadžius, Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Po priesaikos naujasis ministrų kabinetas įgijo savo įgaliojimus. Tuo pačiu metu vyriausybė, vadovaujama Ingridos Šimonytės, baigė savo darbą. Nuo pirmadienio, gruodžio 9 dienos, Visagino savivaldybė priėmė į darbą antrąją mero padėjėją. Ja tapo Ignalinos gyventoja Renarda Daubarienė. Savivaldybės teigimu, antroji mero padėjėja kuruos klausimus susijusius su teisinė sritimi. Remiantis svetainės visaginas.lt duomenimis, šiuo metu mero komandoje dirba 4 žmonės, 2 vicemerai Aleksandra Grigienė ir Vitalijus Besakirskas, bei 2 padėjėjos Aušra Survilienė ir Renarda Daubarienė. Artėja 2025 metai ir kartu su minimalios algos padidėjimu neišvengiamai kils ir paslaugų kainos. Neišimtis ir UAB Visagino būstas, kuris administruoja 187 daugiabučius ir planuoja padidinti laiptinių valymo bei avarinės tarnybos paslaugų tarifus. С одной стороны, увеличение минимальной заработной платы – это хорошая вещь. Viena vertus, minimalios algos padidėjimas yra geras dalykas, kurio laukia daugelis mūsų įmonės darbuotojų. Kita vertus, visas klausimas slypi tame, kad mūsų tarifus tvirtina tiek taryba, tiek gyventojai. Net ir mūsų įkainiai už paslaugas visada apskaičiuojami pagal tą dieną galiojančią minimalią algą. Praktiškai kiekvienais metais, kai vyriausybės sprendimu keičiama minimali alga, esame priversti peržiūrėti atlyginimus ir savo darbuotojams. Tų, kurie gauna minimalų atlyginimą, pas mus yra nemažai. Iš esmės apie 50 darbuotojų. Tačiau problema ta, kad tie, kurie gauna ne minimalų atlyginimą, jų atlyginimai yra vos didesni už minimalią algą. Todėl, kai didiname minimalią algą, esame priversti didinti ir kitus atlyginimus, nes tada jau nėra skirtumo. Kartais netgi būna taip, kad minimali alga viršyja atlyginimus, kurie kažkada buvo laikomi neminimaliais. Kiekvieną kartą didėjant minimaliai algai, didėja ir valytojų atlyginimai. Pasak Visagino būstas direktoriaus, kiekvienais metais bendro naudojimo patalpų valymo tarifų didinimas yra derinamas su gyventojais. Что касается поднятия наших тарифов, то... Kalbant apie mūsų laiptinių valymo tarifų didinimą, planuojama tarifą padidinti 12%. Tai susiję tik su atlyginimų padidėjimu. Kitos išlaidos, tokios kaip valymo priemonės, speciali apranga, administracinės išlaidos, lieka tokios pačios, jų nekeičiam. Ši paslauga nėra privaloma, žmonės patys gali nuspręsti ją rinktis ar ne, o taip pat gali patys valyti laiptines. Tačiau dažniausiai net tie namai, kurie nusprendžia valyti patys, po kurio laiko grįžta prie šios paslaugos. Taip yra todėl, kad gyventojai patys tampa įpareigoti rūpintis valymu ir ne visi sugeba ilgai išlaikyti tokį tempą. Visagino būsto direktorius pažymėjo, kad laiptinių valymo paslauga yra patogi gyventojams, nes jie atliekama pagal higienos normas, o nekokybiško darbo atveju gyventojai visada gali pateikti skundą ir trūkumai bus ištaisyti. Todėl Vytautas Šlaustas mano, kad 12% padidinimas atsižvelgiant į minimalios algos padidėjimą yra visiškai pagrįstas. Mokestis už laiptinių valymą piniginė išraiška priklauso nuo konkretaus namo bendro naudojimo patalpų ploto. Для каждого дома, для каждого подъезда это... Kiekvienam namui, kiekvienai laiptiniai nustatomas atskiras tarifas. Jis gali svyruoti nuo 14 centrų už kvadratinį metrą, kuris valomas, iki 20 centų, galima sakyti. Šiek tiek kitaip yra su avarinės tarnybos paslauga.
Pasak Vytauto Šlausto, šis tarifas nebuvo didinamas 2 metus, todėl tai ir buvo įvertinta jį keliant. Kiek planuojate padidinti avarinės tarnybos tarifą? Avarinės tarnybos tarifą planuojama padidinti 1,3 cento. Tai praktiškai šiek tiek daugiau nei centas. Tai nedaug, bet mes ir nenorime daug. Mums nereikia milžiniškų pelnų. Mums tik reikia, kad turėtume galimybę išlaikyti savo darbuotojus, būtent tuos, kurie dirba budėjimo režimu avarinėje tarnyboje. Norint suderinti tarifų didinimą su gyventojais, jiems buvo parengti balsavimo biuleteniai, kuriuose yra 2 eilutės. Pirmoje nurodytas naujas tarifas už bendro naudojimo patalpų valymą, o antroje tarifas už avarinės tarnybos paslaugas. Abu tarifai pateikti su PVM. Dalis gyventojų jau gavo tokius balsavimo biuletenius ir jie sukėlė tam tikrų klausimų. Palyginus naujus tarifus su spalio mėnesio tarifais, kai kurie gyventojai pastebėjo, kad laiptinių valymo tarifai buvo padidinti ne 12%, o 35%. Panašus nesutapimas jų nuomonė yra ir naujose avarinėse tarnybos paslaugų tarifuose. Vietoje žadėto 1,3 cento padidinimo už kvadratinį metrą, palyginus su spalio mėnesio tarifu, jie pastebėjo skirtumą 2 centus. Kaip paaiškėjo, jokių klaidų apskaičiuojant tarifų didinimą nėra, tačiau įvyko nesusipratimas. Reikia pažymėti, kad apskaičiavimuose nurodytas tarifas be PVM, o biuleteniuose nauji tarifai pateikti su PVM. Šis nesutapimas ir sukėlė gyventojų klausimus. Tikėtina, kad rengiant biuletenius reikėjo atsižvelgti į tai, jog gyventojai lygins galiojančius tarifus su tais, kurie bus įvesti nuo naujų metų. Taip pat gyventojams kilo klausimas, kodėl avarinės tarnybos paslaugų tarifas didinamas ne 12%, o fiksuota suma 1,3 cento. Kaip jau paaiškino Vytautas Šlaustas, avarinės tarnybos tarifas nebuvo didinamas 2 metus. Be to, šios tarnybos santechnikai ir elektrikai yra kvalifikuoti darbuotojai ir pagal įstatymą turi gauti atlyginimą viršinti minimalų. Pasak Visagino būsto direktoriaus, naujame tarife taip pat atsižvelgiama į būsimą akcizo naftos produktams didinimą. Vytautas Šlaustas pabrėžia, kad avarinės tarnybos paslaugų tarifų didinimas būtinas jos išlaikymui ir pažymėjo svarbą jo darbui. Visagino būsto direktorius taip pat pranešė, kad balsavimo biuleteniai artimiausių metų bus pateikti visiems gyventojams ir taip pat iškabinti informacinėse lentose. Įkainiai ir išsamios sąmatos bus paskelbti laiptinėse ir manau, kad kai kuriuose namuose jau yra. Todėl galima susipažinti detaliau, kaip sudaroma ši sąmata, kodėl būtent tokie skaičiai, koks šio namo ar laiptinės plotas buvo apskaičiuotas. Ir jei kam nors kyla papildomų klausimų, arba tiesiog reikia atsisėsti ir pasikalbėti prie stalo, žmonės gali atvykti ir mes galime viską parodyti, papasakoti. Nes mes už tai, kad būtų daugiau aiškumo, daugiau supratimo ir turime vieni kitiems padėti gyventi. Todėl mes negalime be jūsų ir jūs tikriausiai taip pat sunkiai galėtumėte gyventi be būsto.